Labas rytas, štai prie mūsų kambariuko tokia terasėlė, galėjom pavakarot. Toj pasirodysiu visų, kaip atrodo. O čia dar viena terasėlė. Tai dar kartą labas rytas, prasideda mūsų diena, aš prisiduodu savo šiandienos įvaizdį. Nors iš tikrųjų ganėtinai vėsoka ir pasiėmiau ir megztuką ir striukytę, bet pasiėmiau ir sijoną, gal rasiu, kur užsidėtės, vakar taip ir nebuvo. Ir šiandien čia esu prie viešbučio, bet baseinas uždengtas. Tiesiog šiaip norėjau prisiminti tą vietą, nes man tokia graži, tokia spalvinga. Na, o mes lėkiam pusryčiauti ir po to jau dienos nuotykiai. Nors nėra labai prabangus, iš tikrųjų aš net nežinau, kiek kainuoja, nes mums čia agentūra viskas organizavo, tai mes jau čia detalių nežinom. Nu, tokia biškai senovė dvelkianti, bet ta meksikietiška aura man labai patinka ir va. Jau mūsų pusryčiai laukia. Tokie meksikietiški pusryčiai kažkaip visiems iš pirmo žvilgsnio nelabai čia skaniai pasirodė, bet aš kaip juokiuosi, kuo daugiau valgau, tuo visai skanėt pradeda. Pasidariau paprastą bandelę su uogiene. Alkana neišeisiu, bet ne mūsų stiliaus maistas iš tikrųjų. Dėl to parduotuvėse dasimušam. Ir mūsų rytas prasideda apžvalginę ekskursiją po šitą miestelį. Man jau visi kulniuojam. Iš tikrųjų, aš apsirengiau net su striuke, bet man jau biškai šilta daros. Tai gal net ir sijoną dar šiandien išsitrauksiu. Esame Oaxaca miestelyje. Iš tikrųjų, tie pavadinimai net nežinau teisingai ištariu. Ir čia visiškai tipinis vietinis. Turistai kol kas tik mes vieni. Gal čia tų turistų ir būna, bet šiuo metu taip sutapė, kad nėra jų daug. Ir man labiausiai įdomu čia. Čia pažiūrėkit. Fotografuojasi jų vietiniai moksleiviai, nežinau, jie čia mokyklą gal baigė, ar šiaip fotosesiją. Fotografai net du mano konkurentai, pažiūrėkit, kokia amžiaus žmonės šiandien fotografais dirba. Aišku, ir pas mums tokia pat amžiaus yra, čia nėra ko stebėtis. Bet jauno kol kas nei vieno nemačiau. Taip, kad aš čia būčiau konkurencinga šitoj sferoj, ką? Brigita pasifotografavo, dabar atkeliauja iš fotosesijos vietos. Tokių gražių vaizdų aplinkui visur yra. Kaip iš filmo, ne? Aha. Wow. Kol visi nuėję į bažnyčią, žiūrinėja visokias freskas, aš nardu po vietinės gatvelės. Nu tos spalvos ir ne kaip filme jaučiuosi. Kur eisi, visur spalvoti, kiekvienas labiau išsiskirt nori. Žiūrėkit, čia vat ant langinių, va, matot. O šita policijos mašina man grinai kaip iš filmų. Tų senovinių, net 90-ųjų, 80-ųjų laikų. O mūsų visa grupė va ten jau iš bažnyčios išeidinėja. Eisiu, aš jos pasivysiu. Tai bandysiu paskambinti namus, paklausti, kaip Lietuva laikos, koks Lietuvos kodas +3, pliusą nėra, nieko jam nepaskambinsiu. Einam. Pačius ir valentinkiai, neužilgo už savaitės. Realybė, tai iš tikrųjų, pastatas gražus, o paskirtis padaryta gatvės gyventojam. Apsukom ratą aplink visą miestelį ir priėjom tą katedrą, kur vakar vakare mes šiandien užkandžiavom, žvalgėmės ir pramagavom. Nu, kaip galvojate, išdrįs Aivars paragauti, jau dėt prie tos burnos patrauk, dėt patrauk. Man atrodo, kad ne. Žiūrėk, ką nors skanaus duosiu. Tai aš jau esu užsienį prisiragavus tų visokių svirplių, kirmelių ir man labai ilgai atrodė, kad jie burnoj valiojas. Tas jausmas buvo labai nemalonus, tai aš nuo to karto užsienį neberagauju visų tų nesąmonių. Kol visi ragauja kirmelaites, aš pasiėmiau 2 šituos mandarinus. Tai kainavo kilogramas ten €1,50, tai 2 šitie mandarinai eurą nekainavo ir 1 greipfruktą. Tai greipfruktas pusę kilogramo svorio. Tai sumokėjau už tuos 2 eurus kažkur. Ką čia paragavai? Čia toks jų vietinis kisielius iš kažkokių... Bet jisai saldus, nesaldus? Šiaip saldus ir šiltas svarbiausia. Nu, duok. Man iš vaizdo tai nieko gero neatrodo. Skonis visai nieko, toks cinamoną jaučias. Visi kartais iškavai jis da būna apgaulinga. Aha.
Bet šiaip toksai miltų labai jaučiasi. Miltingas toks. Man, aš daug negersiu, paragavau ir užteko. Ir dabar einam sūrių ragauti. Gražolindos, ką? Kurią čia kulšelę paragauti norėtumėm? Dabar ragaujam jų vietinį sūrį. Man per daug sūrumo iš tikrųjų, bet šiaip skonis geras. Jeigu su kokia daržovė, pavyzdžiui, kokia salota su pomidoru ir agurku, tai šiauriai geras būtų. Čia tokį lietuvišką skirelį užmačiau, jau tų ridikėlių kaip norėčiau. Esam va čia tokiam turgelį, viskas spalvota, va šitą noriu parodyti. Tokia grinai kaip meksikiečių par vaiko gimtadienį, žinai, papuošti. Na, aišku, ir gėrimukai čia kažkur buvo su skorpionu. Na, va toks ir tas turgus. Mes pamiršom, kaip vadinas, tiksliai dėl to nenoriu net eksperimentuoti, bet ten, kur prideda saldainių ir vaikai per gimtadienį daužo, ir širdelės valentinkiai toj parodys iš visų pusių. Ir čia nais visokiais gyvūnėliais, kokį nori gali išsirinkti, iš tikrųjų mes čia sustojom, Aivaras džiuginas nuo spalvų gausos. Aš laukiu savo vaisių dėžutės, va tokią dėžutę įvairiausių visokių skonių, visko pridės po truputį. Tai čia realiai bus mano kaip ir pietus, nes šiandien mum pietų nebus kur sustoti. Tai sakė, pasirūpinkit maistų, ką norit. Tai va šiandien aš tokį. Aivaras tokių burgerių nusipirko, bet aš nujaučiu, kad man tie burgeriai gali būti neskanus. Tokia dėžė įvairiausių vaisių, uogų. Žiauriai geri bus mano pietus ir čia dar granolas man ant viršaus išpylė. Reikia, žinokit, labai tikrinti, ar gerai gražą atidavė. Čia vietoj 5 peso atiduot vieną, tai čia nais, jeigu tik ir galimybę mausta jie tos turistus. Gal rankinę į turgelį, mamytį reiktų kiaušiniams susidėti. Aivaras sakė, labai norės spalvotą maikę išsirinkti, bet dabar nebeturim laiko, tai tiesiog šiaip atvaikštome, žvalgomės, renkamės idėjas. Apsauga K9 po turgelį vaikšto. Taip transportuojamas maistas, čia neša bandelės visokios. Nežinau, gal kažkas pietų užsisakė. Nu ir pagaliau mano sijonaitis. Pasirodo medvilnė auga ant medžių. Matot kaip. Aš galvau, kad čionais bus vėjas sunešęs, ne, sako, čionais auganti vata. Medvilnė tas pats perdirb paskui. Šiuo metu esame Zapotekų sostinėje. Čia taip vietiniai vaidina. Matot, vėl yra daug archeologinių griuvėsių ir mes dabar lipame viršų viską apžiūrėti. Tai ko lipsim, aš trumpai papasakosiu, dėl ko tos visos šventyklos dievam pastatytos yra akmeninės. Dėl to, kad žmogus sako, kad jų pagal jų legendą sako, kad žmogus gyvena trumpai. Dėl to žmogui stato molinius namus, kad jis, kai numirė, kažkodėl tai buvo, kad jų amžiaus vidurkis tipo apie 300 metų, nors kažkaip keista, kad tik tiek mažai. Tai, ir tipo žmogus numirė ir viskas, ir gali jo namas ir sugriūti. O vat dievam, kad išliktų kuo ilgiau, statė akmeninės visas šventyklas. Kiek važiuojam ir pro langus matau tos kalnus, labai primena Amerikos didžiojo kanjono principą iš tikrųjų. Toksai vat įspūdis. Aišku, mes Amerikoje ir esam. Taip, kad gal čia ir yra koksai vienas kitas masyvas. Kol aš filmavau gamtą, spėjau atsilikti nuo savo kompanijos, tai vynas. Nes reikia dar ant vienos piramidės užlipti, nes sakė, kad irgi labai gražus vaizdas atsiveria. Esame vis dėlto prie didžiausio medžio Meksikoje čia, o man šita bažnytėlė, koplytėlė, ar kaip ją pavadinsi, grinai kaip iš Gvadalupės visokių filmų. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. 40 metrų kamienas tas visas aplinkui, o va čia, kur jau šakos išsišakuoja, tai 60. Nu va, patikslinimų. Išpuoselėtas sodelis ir rožynai ir
krūmiukai, vat matot, pavyzdžiui, čia gal per tamsų nesimato, kad čia meškutis. Ten drambliukai buvo. Nu, man čia grinai kaip iš Telemundo prezento. Ir čia šalia, aišku, tas didžiausias medis. Daug turistų čia važiuoja, tai dėl to labai gražiai prižiūrėta. Voveraitė išlindus. Oi, čia mūsų gėlytės, kaip pas mums Lietuvoje. Pas mano tėtis sodė, gal ne tokių spalvų, bet panašias. Tai noriu jums palyginimui pristatyti, kad šitas medis, kaip pas mus Lietuvoje stelmužė, tik čia yra kokį 30 kartų didesnis. Kaip visada, kamera nepertiks ir neparodys to tikro vaizdo ir įspūdžio, ką mes patiriam. Bet bent jau turėsim prisiminimą patys. Nesuprantam, kas čia per kaktusas. Kažkoks labai įdomus augalas. Ir rožytės, ir lietuviškos ramunytės, ir lietuviškos kojytės, bet ne lietuviška koplytėlė. Čia tokie apsauginiai, net nežinau kaip čia juos pavadinti, kitur yra kaip spygliai, bet apsauginiai, kad nesiliestų kitos mašinos. Tokiam griovy gaminama yra tekila iš mėlynosios agavos, ką čia Aivarai man atnešiai. Paragauti kažkoks toks, kur pakramta ir kas gal, bet jo nereikia ryti. Jį pakramta, kad... O kur jį po to išspjauti? Čia iš to gaunas tas. Tai čia ten, kur pakaitina tam griovy agavas, vat gaunas tokias liekanos. Bandom pakramtyti. Sulčių išsiskiria. Tokios kaip ant žarijų keptas. Įdomus labai skonis, bet man patinka. Laukiu savo agavos sirupėlio. O, kad nepagailėja man. Toks kaip mūsų alijošius iš tikrųjų. Medaus su alijošiu maišyts, bet toksai švelnesnis skonis. Nėra taip intensyvų kaip mūsų alijošė, bet jau noriu gerti, nes saldu labai. Kadangi neturėsim kur sustoti pavalgyti, tai aš turgui nusipirkau apelsinų, juos dabar nusilupsiu, kad nereikėtų po to ten terliotis autobuse, nes aš visada pristaškau ir kad dar turėčiau galimybę rankas nusiplauti. Nu tai va, čia bus mano tokie jau kaip ir pavakary ir vakarienė viename. Nu dar turim visokių sausainukų, bananiukų, alkana nebūsiu, bet nu tokia šiandienos maistelis. O vakar iš prekybos centro valgiau labai skanų greipfruktą, tai dabar žiūrėsim, ar iš turgaus toks pat bus skanus. Šiaip labai aromatis, kokie tie skaniai kvepia, bet vakar tai kvapas atitiko ir skonį. Turiu prisipažinti, kad kol aš apelsinus lupaus ir ruošiau savo vakarienę, visi turėjo degustaciją tekilų pagal išlaikymą, pagal skonius skirtingus, bet nieko nenufilmavau, nes kadangi aš pati nevartoju alkoholio, tai kažkaip visai pamiršau. Važiuojant, va tokie vaizdai, dabar trumpam sustojom į trumpą pertraukėlę, nes 2 valandas važiavom ir dar liko 2 valandas važiuoti, tai mes per gatvę perbėgę nuo degalinės, dar spėjom pasimėgauti tais gražiais gamtos vaizdais. Jau skubu į savo degalinę, kad čia manęs nepaliktų. Ir žodžiu, va iš tokių kaktusų daro tekilą. Čia yra žaliosios agavos kaktusas ir Meksikoje yra tik tai 2 regionai, kur auga jos. Jeigu geria tikrą meksikietišką tekilą, tai būtent iš tų regionų, kur dabar esame mes. Ir kadangi mes važiuojam, jau tolstam link pajūrio, kaktus sumažės ir pradės daugėti palmių. Vat tokia ta Meksika. Judam į autobusą. Dar prieš tai judant parodysim kaktusų gražių. Nors jau rodžiu aš jau. Aivarė, ateik priešis mane ir parodyk visą gražybę.
Nu, viskas jau su lagaminiukais, važiuojame savo kambariuką, šiandien 6:14. Iš karto einam į apžvalgėlę, pažiūrim. Mažesnis kambarys, bet 2 lovas. Tik tiek žinių, bet čia mes tik vieną naktį miegosim. Mes tą vonį apžiūrėt, o didelė, bet viskas, ko reikia vienoje vietoje. Sulaukiau Eivariuką parsinešę savo vakarienės 10 val. Vakarą. Bulkutė, bandelė prieš miegą. Čia tokia mažytė bandelytė. Maželė bandelė. Šiandien jau labanaktis, iš tikrųjų su Aivaru nusprendėm, kad labai vargina tie ilgi važinėjimai iš vieno miesto į kitą. Matote, aš šiandien vėl nudegiau, nebėra mano medaliono. Išsitepiau tokio alijošim, kuris yra jau po nudegimo. Šiaip nieko neskauda, labai keista, kad nors ir raudono visą, va, matot, ir net neįsivaizduoju, kaip čia dar labiau raudonuoja, nors jau dėviu maikutės, kur nebebūtų atvira. Žodžiu, nesvarbu. Ir vėl rytoj laukia kanjonai ir vėl ilga kelionė į kitą miestą. Ir dėl to aš jau einu miegučio labanaktis ir susitiksim jau rytoj.